kamuolį vienas kitam. Taip pat metimai šįkart pradėjo kristi to pasekoje. Susikrojant pranašumą ir žaidėm atsipalaidavę savo malonumui. Taip žaisdami mes išlaikėm šį pranašumą ir mums pavyko laimėti. Iš tikrųjų, Kretingos komanda yra tikrai nebloga, turi gerą trenerį, tačiau jam trūko šiandien Šakinio savo lyderio. Nežinau, kodėl šiandien nebuvo, kiek girdėjau, kad yra traumuotas. Tai va, manau, jeigu būtų Šakinis, būtų tikrai žymiai sunkesnė kova ir būtų nesis nugalėtų. Taip pat norėčiau padėkoti savo vyrams, kad kovėsi, skirstė kamuolį, negailėjo vienas kitam. Perdavė taip, kad turi žaisti gerą komandą, mes truputį įsivažiuojam. Tikiuosi dar pataisysim savo klaidas ir ateinančias rungtynes dar geriau. Nu ką, varžovas tikrai labai stiprus ant popieriaus, tai išvis jie galingi žaidėjai visi. Ką mes visi jaunuoliai medžiau, labai nusivylęs, žinoma, kad visi šiandien bandė žaisti po vieną. Ir aišku, labai daug neturime, nes sakiau, kad tik laisvai žaistume. Bet aišku, tai negali būti, kad vienas varžos ir nematau nieko aplink. Tas labai nuliūdino komandą ir žinoma kovojimas iki galo. Kad nuleidom rankas jau ketvirtam kėlinyje, nors rezultatas dar buvo jau netoks labai didelis, labai gaila. Žinoma, jaunimas ir toliau dar liūdina, bet gal kiekvienomis varžybomis bus vis geriau ir geriau. Varžovas, aišku, sveikinu su pergalę, tikiuosi jie bus tarp prizininkų šioje lygoje.